Tomas pasako, kas yra kitas variantas. Aš irgi mačiau, kas yra kitas variantas, per pusantrų metų numačiau. Kitas variantas, kiek žinot, yra savanoriška organizacija. Ir aš buvau kai kurios savanoriškos organizacijos ir ten kažkodėl užsidedam vienodus marškinėlius, po to einam balsuoti, ten atliekam darbus, po to geriam malų, nes čia visiems labai svarbiausia yra tūsas tas, kuris vyksta prie ežero, kas nors nemokama, žinai. Kai kurie iš vis ten darbo nieko nedaro, bet svarbiausia tūsas. Mums visiškai tai nesvarbu. Bent jau aš kaip pastebėjau žmonėm. Kada buvo per kitą variantą tūsą? Kestas vienintelis ten už kampo, žinau. Bet kada žmonės čia vartoja alkoholį, tada, nežinau, čia žmonės ir tam susirinko. Ir to yra labai džiugu. Tikrai. Žmonės čia susirinko daryti, atrasti. Kai kurie čia ateina visiškai be krypties, gali būti ir taip. Galvoja, ką aš noriu daryti, jaunas žmogus. Yra daug komandų, atranda iš, atrodo, žinolis auksia, ne? Kas faina, kad girdėjau tik organizaciją, kuri šuniukus globoja. Taip, yra kas duoda pagyvenusiems žmonėms ribos. Taip, čia labai didelį reklamą buvo. Tai yra labai gerai. Aš manau, kad aš irgi nunešiu kokį puodelį ribos. Bet vienas yra skirtumas kito varianto ir tų organizacijų, kurios neša sriubą, kad kito varianto žmonės, kurie čia užaugs, jie galės kiekvienas po cisterną laisvai pripilti sriubos, galės dar kažko. Kokiam senukui, kuris mėgsta Coca-Cola, galės Coca-Colas nupirkti cisterną. Ir tai nebus skaudu. Todėl kad šitie žmonės yra skirti nebūti funkcijom kokiu nors. Totaliai, kaip aš sakau, matau žmogų, kuris irgi reikalinga, kuris stumdo paletės, kuris nešioja dėžutes, kuris ten krausto daiktus, kažkokius ten į lentyną. Irgi labai reikalingi darbai. Ir kiekvienas tikiuosi perės, kad bus susirinkę dalykų. Tik man atrodo, kad čia žmonės kitokie susirinko. Čia žmonės susirinko didesniem tikslam. Daug didesniem. Ne vienai paletė, jūsų paletės. Jūs būsite tie, kurie duoda pinigus organizacijom, o ne iš kurių prašo po 1 litrą pervesti. Jūs būsite tie, kurie galės 10% pervesti. Ok, bet dar 10% pervesti, ne? Ne man nereikia. O kas yra kitas variantas, man iš tikrųjų aš supratau, kad tai yra gyvenimo būdas iš tikrųjų. Arba tu esi čia, arba tu čia nesi. Aš tikiuosi, kai būsiu senas ir kitaip vaikščiosiu taip valiodamasis, tai aš vis tiek būsiu kitą variantą narys. Tomai, padaryk gerą strategiją, jeigu tu netyčia amžių naktį, susimirtum. Kad būtų kas, tvarkingai galima tavo funkciją. Šauliu. Aš labai tikiuosi, kad kitas variantas ir jums bus gyvenimo būdas, iš tikrųjų. Tikėtina, kad jūs būsit čia metus, 2, 3, gali būti, kad gyvenimas pasikeis, sustosit, dingsit ir vėl ateiksit. Bet kokiom pagalbom, bet kokiom. Būsit verslininkai, 5-10%. Metam, sukursim, pasakysim didelį pastatą. Tai kol kas tiek apie kitą variantą. Saulis, kas? Prie kompo. Atsisėdė. Žinot kaip? Mikotarius susikūrė savo kalbą. Girdėjai? Papas. Ne, nežinau, buvo 3 milijonų daina, ne? Jam tiesiog reikėjo sukurti, visą sukūrė. Sako, aš tiesiog dariau. Ir sukūrė. Čia reikia tas pat. Man atrodo, Saulis tikrai nesipelno klaidų.